Edmundui Dapkevičiui likimas lėmė gyventi skaudžiausiųjų mūsų tautos nelaimių metais. Jis labai sielojosi dėl neteisėtų represijų, žeminančio beteisiškumo ir baisiausio jų padarinio, vis labiau gilėjančio žmonių dvasinio sąstingio. Todėl savo stipria ir nerame dvasia, titaniškų darbų, laužė to sąstingio ledus. Gūdžiose priespaudos sutemose, pastebėdamas išsibarščiusius patriotizmo, žmoniškumo židinėlius, stengdamasis juos suburti draugėn ir uždegti dar šviesesne viltimi, savo gražių pavyzdžių įkvėpdamas kilniems darbams, dėdamas tautinio atgimimo pamatus. Jau 25 metai Vinco Kudirkos gatvėje ant Edmundo Dapkevičiaus kambario sienos neblanksta jo rankomis daryta ramių spalvų freska Mikalojaus Konstantino Čiurlionio aukos motyvais. Netoliese Čiurlionio gatvėje ir jo gimtasis namelis pieštas dar gimnazisto pieštuku. Edmundo tėvai, Ona ir Vaclovas, buvo šiauliečiai. Iš kitų gal labiau išsiskyrė tik dora, pagarba žmogui ir drąsa, nes rizikavo padėdami Šiaulių geto žydams, o pokario metais globodami besislapstančius nuo represijų. Tas savybės paveldėjo ir Edmundas. Švelnus, santūrus, pasiaukojantis ir ryžtingas. Jo asmenybę formavo Basanavičius, Vincas Kudirka, Vincas Pietaris, Vydūnas. Tai jų portretų iškarpas Edmundas išsaugojo nuo vaikystės. Bręstančią stiprią asmenybę rodo jo paties moksleiviškame dienoraštyje įsirašytos mintys. Ką esi pasiryžęs, ištesėk iki galo. Viskas ateina laiku tam, kas moka laukti. Norėk, ką turi norėti, ir gausi tai, ko norėsi. Genijus yra kantrybė. Studijų metais Edmundas turėjo giliai slėpti savo tautinius jausmus, patikėdamas juos tik savo dienoraščiui. Žmogus, kuris neturi idealų, kuriems ryžtųsi atiduoti visą savo gyvenimą, tikrai nieko gero nepadarys, nors gal pats ir blizgės grumzliname žavaus gyvenimo paviršiuje. Viskas atimta mums, net bet kokia teisė į laisvę. Laisvai galima tik pasvajoti. Vengdamas susidurti su nuolat bešmižinėjančiais po studentų bendrabutį čekistais, Edmundas stengdavosi grįžti namo kuo vėliau. Gal todėl jis susidomėjo parašiutizmu, lankė parašiutizmo, fechtavimo treniruotes, o paskui ir pats tapo puikiu sportininku ir treneriu. Į sportinės aukštumas išvedė Kauno medicinos instituto, o vėliau ir Šiaulių pedagoginio instituto fechtuotojus. Baigus studijas, požiūris į sportą, fizinę kultūrą, kaip į geros sveikatos pamatą, atvedė jį į ankštame kambarėlyje susispaudusi medicinos fizkultūros dispanserį. Ėmęs jam vadovauti, subūrė gerų specialistų entuziastų, išsirūpino visą pastatą Višinskio gatvėje, o vėliau Aušros alėjoje ir Daukanto gatvėse. Juos ne tik išdabino savo sukurtomis freskomis, vitražais, bet
ir įsteigė funkcinės diagnostikos, gydomosios mankštos, masažo, vandens procedūrų kabinetus, laboratoriją. Vėliau sumontavo elektroninius širdies ligų diagnostikos, fizinio krūvio matavimo aparatus. Pats juos tobulino ir racionalizavo. Buvo racionalizatorių tarybos narys. Edmundas Dabkevičius ne tik per spaudą paskaitas propagavo sveiką gyvenimo būdą, bet ir pats vertė jį tikrove. Jis atgaivino Šiauliuose jau užgesusias fechtavimo tradicijas, treniravo ir parengė aukštos klasės sportininkus, respublikos čempionus, savo dispanserio tinklininkės, rašė spaudoje, išvertė ir pats iliustravo fechtavimo vadovėlį. Jo iniciatyva atsirado reabilitacijos skyrius, bėgimo Ristelė klubas, vyresniojo amžiaus žmonių sveikatingumo grupės su nepamirštamomis vasaros stovyklomis Giruliuose ir nuolatinė visų 200 besilankančiųjų medicininė kontrolė. Visa tai rikiavosi į kartotekas ruošiamai disertacijai. Toks didelis darbo krūvis buvo griežtai reglamentuotas grafiškuose tvarkaraščiuose. To jis pratino ir savo vaikus. Edmundui buvo artima Vydūno Šalkauskio filosofija, todėl dvasinės kultūros pagrindu laikė meilę tėvynei, jos istorijai ir būties pažinimui. Tas kilnus jausmas atvedė jį ir į paminklų apsaugos ir kraštotyros draugiją, o vėliau ir į Šiaulių liaudies universiteto liaudies meno fakultetą, kuriam jis ir vadovavo. Pažvelgus į abonementus, krinta į akis, kad pagrindiniai etnografiniai renginiai sutapdavo su šventomis kalėdomis, užgavėnėmis, vasario 16-ąją, Velykomis, Joninėmis. Jis aktyvus kraštotyros ekspedicijų Gervėčiuose, Dubičiuose, Šventojoje dalyvis. Pats organizavo medikų ekspedicijas į Kernavę, Gruzdžius, ieškojo liaudies medicinos pasiekėjų, aprašė kaip gydyta nuo 99 ligų net 353 liaudiškomis priemonėmis, vaistažolėmis. Rinko eksponatus farmacijos muziejui, rinko liaudies dainas. Jam nebuvo sunku suburti žmonės. Skambtelės savaitgalį ir kelios šeimos jau važiuoja į Ušnėnus, Užventį, Paragius, Žydikus, Barstyčius, Renavą, Plinkšes, Šatriją. Sustojus poilsio, įduos kam iš jaunimo knygelę apie tą kraštą ar jo žmonės, ar poezijos rinkinėlį, o pats vaikšto aplink, žvelgdamas į tolius ir vos pastebimai šypsodamasis. Didžiausią įspūdį mums šiauliečiams paliko kartu su Vilniaus inžinieriaus Stepono Lukoševičiaus vadovaujamu Alko autoturistų klubu organizuotos pažintinės kelionės Adomo Mickevičiaus, Vinco Kudirkos, knygnešių keliais į rytprūsius po Panemunės pilis. Jose visada dalyvaudavo profesorius Česlovas Kudaba ir daugelis kitų įžymių žmonių. Prie laužų iki rytmečio aušros netildavo paskaitos, pokalbiai, dainos. Ir visiškai nereikėjo jokių svaigalų, o krūtinę šildė bendras susitelkimas ir šviesi mintis – Lietuva dar gyva. Edmundas negalėjo susitaikyti su tuo, kad tautinis šokis te gyvena jau tik scenoje ir tai jau stilizuotas, o liaudies daina beišgirsi tik per išgertuves, bet ir čia neskambia, sudarkyta, išniekinta. Jis labai gerai suvokė, kad su girtavimu kartu didėja ir tautiškumo praradimas,
todėl jo veikla neatsiejama nuo liaudies kultūros, savimonės ir dvasingumo gaivinimo. Tik nedaugelis artimųjų žino, kiek buvo pastangų, paieškų, kol surengtos tikrai etnografinės vakaronės Varniuose, Švėkšnoje, Luokėje, Kurtuvėnuose, pedagoginiame institute ir kitur. Kol buvo atgaivinti Luokės ir Kurtuvėnų etnografiniai liaudies ansambliai, kurtuvėniškiams pavyko išvengti statiškumo, varžymosi, o svarbiausiai, jie ne tik patys linksmindavosi, bet ir į linksmybę sūkurį sugebėjo įtraukti žiūrovus, rašė kultūros barai. Ir visur apsieita be degtinės lašo. Visą gyvenimą Edmundas, buvęs blaivininkas, kartą pasakė: jei nori ką pasiekti, turi perlaužti lazdą. Tai buvo įžadas ne tik pačiam tapti abstinentu, bet ir įžadas laužyti vis labiau įsigalinčias girtavimo tradicijas. Vakaronėse Edmundas skaitė blaivybės paskaitas, rodė savo darytas skaidres iš mūsų ligoninės anatomijos muziejaus. Tam buvo net susimontavęs iš 2 smieną 2 aparatų vieną aparatėlį stereoskopiniams skaidrėms daryti. Žmonės suprato, nepirko degtinės Kurtuvėnų parduotuvėje ir tai Edmundui užtraukė valdžios nemalonę. Valdžia nepritarė ir daugeliui kitų jo akcijų. Kaip rašo menotyrininkas profesorius Vytenis Rimkus, užgavėnių papročiai, ritualai, eitynės, baltiškosios mitologijos ir krikščioniškosios pasaulėžiūros išraiška sovietiniu metu buvo priskirti prie kenksmingų, nepriimtinų ir naikintinų tautinių religinių atgyvenų. Edmundas Dabkevičius kartu su liaudies meno fakultetu ir kitais aktyvistais 1972 metų žiemą surengė pirmąjį užgavėnių eitynių karnavalą Kurtuvėnuose, o vėliau ir Luokėje, o valdžia taip ir nerado realių galimybių užslopinti tų dvasinio atgimimo daigų. Kaip tamsią naktį toli matyti žiburys, taip ir Edmundo Dabkevičiaus veiklos atgarsiai toli sklido už Šiaulių. Jis palaikė glaudžius ryšius su Čekoslovakijos medicinos reabilitacijos centrais, su estais, keitėsi su jais etnografijos, literatūros, istorijos turtais, vertė vieni kitiems tautai brangias, bet draudžiamas dainas. Akimirka ir krintanti žvaigždė skaisčiai nušviečia tylinčią mus viltį. Tiek daug akių ją krintančią lydės, o jai nelemta vėl aukštyn pakilti, bet šviesmečiai ilgi ir jos žydra šviesa ilgai lydės kiekvieno mūsų kelią. Jos paskleistas ir gėris, ir tiesa, užgest kartu su ją staiga negali. Ji uždegė daugybėje širdžių, ir nerimą, ir svajones, ir šviesą. Nereikia lieti ašarų graudžių, prie pelenų, prie tylinčių griuvėsių. Prakalbint juos išmokė ta žvaigždė, ir mūsų širdis kibirkštis jos nešas. Taip tavo, Edmundai, žodžius girdės ilgai visi, ir lyg skaidriausias lašas pagirdęs bevaisius laukus, prikelsi tu želmenį, kuris brandina grūdą, tu į kiekvieną širdį pasibelsi, kuri apkerpėjusi buvo ir apsnūdus. Tiek šviesdavęs kitiems, sudegęs per anksti, guli gimtosios žemės apkabintas, bet gyvas būsi, kol gyvi kiti, kol šviečia jų dėkingoje atminty tavo darbai ir kilnios tavo
mintis.